Šiandien Donaldai 29. Mergina serga jau 15 metus. Sunkia, reta ir nepagydoma epilepsijos forma. Viskas prasidėjo po truputį. Tėvai neprarado vilties ir pati mergina tikėjo. Ligą jie tikrai gali įveikti. Vienas kitas naktinis priepuolis, laiku geriami vaistai. Šeima tikėjosi, kad bręsdama dukra ligą išaugs. Deja, kasmet, o vėliau ir kasdien, organizmas vis labiau silpo. Eidavau į mokyklą, bet paskui po kiek laiko atsirado tokie rankų patrukčiojimai. Ir rašydavau, pavyzdžiui, darys namų darbus ir namuose aš pastebėjau, rašo ir ta rankytė trukt. Nevalingai tiesiog. Trukčiai perbraukė su kokiu pieštuku rašalu, su kuo rašydavau. Tai būdavo tokie brūkšniai per sąsiuvinį. Tai ir ne vieną kartą ir sako, gal aš neįsiu į mokyklą. Nes jau jauti tiesiog diskomfortą nuo to dalyko. Daug ašarų būdavau. Prašydavau tiesiog, kad, gal aš neįsiu į mokyklą. Man ne vieną kartą ir sakė, tyčiojosi iš manęs vaikai. Nes sąsiuvinys būdavo su tokiam... Neįsivaizduojat, rašai ir tau brūkšnys per visą sąsiuvinį. Tai jinai sakydavo, ar aš išgysiu, ar aš neišgysiu. Sako, kaip čia dabar yra? Kiek tų vaistų, sako, aš geriu. Ir tiesiog jau būdavo laikas nustatytas, jinai pati atbėgdavo, jau laikas vaistus gerti. 10-15 minučių dar yra, jau laikas vaistus gerti, turim išgerti. Jau nepraleisdavo ne vien, kad mes jau taip čyrai tos vaistus gerėm. Taip norėjom, stengiamės, kad kuo greičiau tą ligą trauktųsi. Bet gavosi viskas antraip. Kuo daugiau vaistų, tuo blogiau. Organizmas yra slopinamas žiauriai ir negrįžtamai. Visos funkcijos neatsistato nuo tų vaistų. O iki tų 14 buvo ligoniukas ir galė tokia? Nebuvo iš viso. Ot mažyti, kai buvo tada. 4 mėnesių buvo labai sunkus plaučių uždegimas buvo. Daugiau ne, buvau sveiks, linksma mergaitė. Prieš beveik 5 metus Donalda dar šiek tiek kalbėjo, sugebėdavo atsakyti į mamos klausimus, truputį judėti. Tačiau po vieno eilinio stipraus priepuolio paūmėjimo ligoninėje mergina ištiko koma. Po jos Donalda daugiau niekada nebevaikščiojo ir nebekalbėjo. Padaugėjo priepuolių. Ir pasakė mums, kad turit važiuoti į Klaipėdą, nes mes nebeturim aparatūros, neturim tokių priemonių. Reiškia, važiuoti reikia į Klaipėdą. Gerai, važiuojam. Patys vežėt ar? Ne, greitoji vežė. Buvo įstatytas inkubacinis vamzdelis į plaučius. Ir važiuojant pradūrė tą trachėją. O dėl ko kas buvo pasidarė? Dėl ko jai? Sujudėjo tas vamzdelis ir jisai, nežinau, koks tas angalis ten į vidų įsideda, bet matytais yra vis tiek kažkoks, jisai yra biškai ilnesnis ar koks, aš nežinau, kaip ten atrodo jie. Kad jį pradūrė tą trachėją ir išėjo visas oras į podį. Tiesiog kaip balionas akyse pradėjo pūstis vaikas. Mėlynuoti, pūstis, o siaubas, kaip ir buvau išsigandus. Jau galvoju viskas. Aš cipu, klyku, šauku, tai felčerį, kas čia darosi, sakykit, kas čia darosi. Nieko, tyli, nieko nesako, ką norite galvok. Ir tik tai iškirtau, kas sako, vairuotojui, broniau, sukis aplink, sako, nevadavažiuosime iki Klaipėdos. Tai mes grįžom į Kretingą, da prisimenu, kaip akyse prie to priimamojo gydytojų pilna, žmonių pilna, tik durys atsidarė, greitai į reanimaciją išlakinu, man liepė sėdėti ir laukti ir išėjau pasakė, kad atseit padarėm rentgeną ir matosi, kad pradurta trachėja yra. Taigi reikia operuoti, nes delsti negalim. Tada 3 savaitės komos būsenoj buvo Klaipėdoje. Paprašiau, kad iškviestų konsiliumą.
Nes matau, kai jau 3 savaitės mums niekas negerėja, o tik blogėja. Ir dar gydytojai pradėjo šnekėti, jūs susitaikykit. Nu, aš iš karto kažkaip jaučiu, sakau, nesąmonė. Nu, nesąmonė, sakau. Buvo normalus vaikas, nu, tų priepuolių buvo, bet jinai reagavo, jinai dar pašnekėdavo, pasakydavo, ten po tų priepuolių būdavo, kad kažkoks laiko tarpas praeis, ten tie raumenys visi įsitempę, sunkiau kalbėdavo, bet vis tiek pasakydavo, dar kažką bendraudavo, o po to mums viskas. Mes jau nesikėlėm. Tėvai darė viską, kas geriausia dėl savo paaugliukės dukros, tačiau smulkutė didelių gražių akių mergina kasdien nyko. Vis didėjančios išlaidos vaistinėje, prarastas darbas, bemiegės naktys ir nuolatinė baimė. Kas dar? Ar atlaikys? Ar atsigaus? Ir tas lašelinas labai sunkiai yra. Nes yra taip sukūdus, kad yra kauliukai ir odelė ir tų venų beveik nebėra iš vis. Kaip jinai maitinasi? Zondinis maitinimas yra. Verdam kušytės, su blenderiu blenderiuojam. Ir viską. Tiek pieniškas, tiek mėsiškas, pietum, viskas yra trintas maistas. Ir su švirkštu maitinam. Mūsų yra 8 maitinimai per dieną. Oho, kodėl taip dažnai? Todėl, kad skandukas yra nedidelis, jeigu daugiau užpili maisto, pilasi atgal viskas. Ir tą kosulį daugiau sukelia, erzina ir tiesiog diafragma nuo kosulio pakyla į viršų maistas ir gali atpilinėti, stipriai atpilinėja. Negalim daugiau, jau yra mūsų norma, jau nedaugiau 4 švirkštukų, o švirkštė yra 60 mg. Tai vienam kartui 300. Centrinė nervų sistema pažeista nuo tų priepuolių jau ir vis tiek traktuojama kaip epilepsija. Ir mes Kaune, kai darėm encefalogramą galvos, tai ten rodo epilepsijų židinius. Ten ne vienu. Sako, dar būtų galima operuoti, jeigu būtų kažkoks vienas taškas. O dabar jų yra pilna, sako, iš tos vietos, iš visur. Sako, visus smegenų tai neišimsi, operacijos neįmanom daryti yra. Kai eina tokie priepuoliai kas 5 minutės, tai tiesiog pritrūksta degunės, pradeda mėlynuoti. Ir negali laikyti namuose, nes reikia aparatūrą jungti, reikia degunį jungti namuose, tai neturi. Kas svarbiausia, kai ligoninė atsigulė, tai kokie antibiotikai yra. Mes vieną kartą sumokėjom 750 už antibiotikus, kitą kartą 500. Šie košmariški pinigai yra. Nu, ir tiesiog neturi to tarp skolinės, krenti skolas, neišsikapstai, vėl reikia naujų vaistų, vėl kainos yra šimtais. O dabar atsigulus į ligoninę, nežinau. Buvo vienas toks momentas, kai reikėjo net lašelinės pirktis. Baisu. Kas sunkiausia yra? Kas labiausiai slegia? Negaliu nieko padėti. Nieko negaliu padėti vaikui. Draskas. O tu žiūri viskas, nieko nepadėsi. Ramiai, pakalbėti. Kaip yra, negyvena nei ką. Nu, jausmas, aišku, nekoks. Neįsivaizduoju tokios ligos baisės. Kitiem, aš ten suprantu vežimėliai, ten guli koks invalidas, ten, pamaitinai, ten normaliai, o čia, kai prasideda, toks savas reikia pamatyti. Dabar jinai, netikiu, kai jinai suvoktų. Jinai tik tai girdi, net kai šnekam, supranta, ką sakom, kad šnekam, bet jai pasakyti neišeina. Jie yra visi, čia tie raumenys visi yra ir gerklės, ir žandikauliai, ir visas galūnis, visi raumenys yra atsitrofavę. Yra kontraktūros kojose, rankose. Ar galima tai ištverti? Privaloma. Kaip tai ištverti? Nėra atsakymo. Ką jaučia tėvai ir kas darosi jų širdyse, nenupasakojama.
o sakyti, kad juos suprantame, per maža. Iki 14 metų auginę mylimą dukrą, šiandien Irena ir Algirdas gyvena tik prisiminimais. Tomis akimirkomis, kai jų mergytė dar buvo maža, linksma ir sveika. Anksčiau kažkaip normalų gyvenimą gyvenom. Išvažiuodavom vasarą prie ežerų, visur ten, dabar viskas užsidarė, nieko neišėti, užrakinti. Ir taip, finansiškai viskas blogai. Dukra buvo kūdikis, lėliukas, kurį visko reikėjo mokyti, jinai užaugo ir dabar vėl iš esmės turit kūdikį. Taip. Tai kuris nebeužaugs. Jie nieko nebeišmoks. Tik tai tiek, kad turim. Čia nieko negali kaltinti. Kai žinotum priežastį, sakau, ten tas ir tas buvo ir nuo to atsitiko. Tu gali kaltinti ir save, ir dar kažkas, tai kad kas čia prikišo nagus prie tos ligos. Dabar nieko nepakaltinti. Kaltų nėra, priežasties nėra. Kuris iš jų dviejų stipresnis, Irena ar jūs? Aišku, Irena. Irena? Nežinau, kaip jie išlaiko. Aš tai į darbą išeinu, o jie pastovi 24 valandas, su ją miega, žen, nemiega, bemiegis naktis. Tai kai ligoninį išvažiuodavau, tada jau naktim biškį pailsėti gaudavau. Bet dieną aš 3 kartus čia grįžti, maistelį darai, vėl į ligoninį, pamaitini, vėl pietų maistą daryti. Nes ten ligoninės tik tokio maisto yra, bet kas ten. Vis tiek savo maistelį darai. Aišku, Irena reikia paminklą statyti, tokia moterų, aš nežinau. Buvo juodų akimirkų, sunkių ašarų, nevilties? Buvo, aišku, buvo. Besinorėjo nieko kartais. Bet praeina vėl, kenti. Buvo sunku.